Parodysiu dar, kaip reikia prisijungti prie programėlės, kaip yra pajungiamos ausinės. Tai kai jau programa yra instaliuota, mes paspaudžiame programą, tada suvedame programoje mūsų prisijungimo ID. Tai yra mano prisijungimo ID, suvedame slaptažodį. Taip, čia galėtume pasitikrinti, ar slaptažodis yra teisingai įvestas, jisai mums parodytų. Aš spaudžiu prisijungti ir mus įleidžia į programą. Šiuo metu jūs matysite vieną aktyvų langą, tai yra tėvelių bandomoji versija. Ir vaikų terapija kol kas yra išjungta. Kaip ir minėjau anksčiau, mes norime kartu su jumis prasitestuoti, ar viskas taisyklingai veikia. Einant į nustatymus, mes galime prisijungti čia ausinukus. Tai yra, čia yra pasirinkimas, ką mes norim prijungti. Šiuo metu yra prijungtas tik garsiakalbis. Galima prasitestuoti, ar jisai veikia. Kadangi darau įrašą, taip, tai jisai puikiai veikia. Dabar aš pajungsiu dar Bone Conduction ausines. Aš jas šiuo metu pajungiu per laidą. Jas pajungiau ir kai pajungus tam tikras ausines ar jas pridėjus prie kompiuterio, mes turėtume paspausti atnaujinti prietaisų sąrašą ir iš karto atsiranda mūsų papildomos ausinės. Taigi, per oro ausines aš klausysiu per kolonėlės, o kaulų aš pridedu ausines. Taigi, lygiai taip pat galima vėl prasitestuoti, ar viskas gerai susijungia. Ir lygiai taip pat galima prasitestuoti Bone ausines. Aš garsą tikrai ausinėse girdžiu. Tai kai mes esame nustatę šitus nustatymus, grįžtame į programą. Užeiname į mums reikiamą programą. Jeigu jūs klausysite su vaikais, tai įsite į vaikus. Dabar mes užeiname į tėvelius. Jūs matysite grojamos dainos sąrašo numerį. Jisai mums yra labai labai svarbus, kad mes galėtume vėliau jį atsekti. Ir paspaudžiame play mygtuką, išgirstame jau mūsų terapiją, kuri bus jau jums priskirta. Taigi tiek, viskas iš tikrųjų labai paprasta ir lengva. Šitaip susistabdome programą, jeigu, tarkim, vaikas nori eiti į tualetą ar nori atsigerti ir vėl galim pasileisti ir susistabdyti ir grįžti atgal. Taigi, gero jums klausymosi.